Po sėkmingo naujojo Sel albumo Aš kaip žąsis pristatymo sostinėje, Panevėžys tapo antruoju šalies miestu, kuriame ištikimiausiams grupės gerbėjams koncertavo Egidijus Dragūnas su kompanija. Legendinė grupė savo pasirodymą naujajame klube Tuborg rezidencija surengė praėjusį penktadienį. Į Sel koncertą buvo parduoti visi bilietai. Dar prieš užlipant į sceną Egidijus Dragūnas pažadėjo, kad panevėžiečiai tikrai nenusivils jo koncertų, mat kaskart jo pasirodymai vis įspūdingesni. Praeitą savaitgalį grojau 4000 žmonių ir net visiškai nesijaudinu. Eisiu prabangiai ir darysiu laisvai savo darbą. Aš tikiuosi, kad bus linksma, jūs turėsit progos įsitikinti. Mėgstu savo darbą labai, daugiau niekam. Žinot, neturiu nei klausos, nei ypatingo muzikinio išsilavinimo, bet tiesiog myliu savo darbą ir aš galvoju, tai yra tik dėl to. Grupės Sel lyderis Egidijus negailėjo komplimentų Panevėžio publikai. Dainininkas paneigė vyraujančią nuomonę, esą panevėžiečiai nemoka linksmintis. Anot jo, tai miestas, į kurį visada malonu sugrįžti. Aš kaip dabar atsimenu, kai aš grojau prieš 15 metų čia, Panevėžys tai yra tikrai miestas, kur gyvena lietuviai, yra kultūra, galbūt jie yra tokie, aišku, aš siūlyčiau tiesiog to atsikratyti kartais, nes tai yra mūsų broliai, tai yra mūsų kraujas, tai yra mūsų kalba ir žaloti vienas kitą, tai yra tiesiog nekultūringa, negražu. Aš galvoju, kad čia tik tai yra šiaip sukurtas toks stereotipas, kad Panevėžys yra toksai, iš tikrųjų tai yra geras, gražus, šiltas Lietuvos miestas, kuris man labai patinka ir man visada yra didelė garbė būti čia ir groti šitai publikai. Beje, grupė Sel šį kartą pristatė išskirtinį albumą, o grupės lyderis net įkūrė fondą, kur žmonės galės aukoti pinigus. Albumas yra labdaringas. Visi pinigai, kuriuos mes žadame gauti už šį albumą, bus paaukoti vaikams, sergantiems leukemija. Atspausta yra 20 000 kopijų, mes įsivaizduojam, kad jas parduosim ir uždirbsim kažkur tai panašiai apie 500 000 litų. Tai vat, išskirtinumą turi tokį. Į Panevėžį grupė Sel dar žadėjo sugrįžti pavasarį. Klube Tuborg rezidencija vykęs koncertas nenuvylė nei publikos, nei organizatorių. Beje, naujojo klubo organizatoriai dar prieš atidarymą žadėjo, kad tai bus vieta, kur panevėžiečiai galės saugiai linksmintis. Tai įrodė ir penktadienį vykęs grandiozinis Sel koncertas, per kurį nebuvo užfiksuotas nei vienas incidentas.